Sveiki, mili bičiuliai, po pertraukėlės sveikinamės toje laidelėje, kurioje apžvelgsime mūsų peticiją, antikarinę peticiją, kaip jinai juda. Paskutinė tokia laida buvo daryta balandžio 23 dieną, jau daugiau negu prieš mėnesį. Tada buvo peticija pasirašysių 1540 žmonių. Dabar šiuo metu yra pasirašysių 1967, beveik 2000. Dar, kaip sakom, 400 parašų buvo ir pastrigo. Na, vienas galime pasidžiaugti, kad mūsų kanalo žiūrovų paaugo net 260 žmonių. Dėl to yra labai džiugu ir dėl to verta žmonės susipažindyti su peticija arba priminti, kas yra daiktas ta peticija, dėl ko jinai svarbi ir dėl ko jinai jį yra daroma. Na, va, čia prieš mėnesiuką šitą apžvelgiau. Na ir verta paminėti vieną irgi oponentą, kuris atėjo pakomentuoti, rašo šitas komfort. Tu ciortas ir nesuprasi nieko, nes esi prasmirdęs anisisteminis batinikas. Tai toks beraštis patriotukas atėjo man pabandė papanuoti. Na gerai, leidau ir jam pasisakyti. Tai va, toks buvo apžvilgimas ir dabar turim situaciją tokią, beveik 2000 parašų. Ir po to aptarsiu LRT straipsnį, kuriame aš buvau kalbintas ir darė su manim interviu ir kažkiek mano minčių paskleidė apie tą peticiją. Na ir be abejo, ten bandė varyti vienus vartus. Na, bet mes aptarsim ir dekonstruosime. Štai šitą yra peticija, aš įdėsiu pirmo komentarą, tikrai kas netingit, pasirašykite, beveik 2000 parašų. Šiuo metu kol kas peticijos LT neišjunginėja šitos peticijos, vienu metu jie ją išjunginėja ir aš apie tai rodžiau ankstesnėme tame vaizdo įraše su visom ekranijostėm. Visą tą tekstą irgi galite perskaityti. Na ir pažiūrėkime, kurie iš miestų dabar pirmauja. Prieš tai pirmavo Kaunas pagal pasirašymą, dabar jį pralenkė Vilnius. Šaunuoliai Vilniečiai juda į priekį. Čia gaila, kad tik matau tik Lietuvos, nes nematau, kas užsienyje kaip pasirašo, nes manau, kad iš užsienio tikrai nemažai gali būti pasirašymų. Tai va, tokia va yra peticija ir čia daugiau nieko naujo nevyksta, tiesiog jinai labai lėtai juda, nes tiesiog niekas per daug neprisideda per tos peticijos, o gaila. Nes realiai iš tikrųjų mes, kaip parodė ir prezidentų rinkimai, virš 100 000 žmonių yra, kurie tikrai yra prieš karą, prieš ginklavimas, tai reiškia, jie galėtų irgi tą pasirašyti, bet reiškia, peticija iki jų nenukeliauja. Tai kas nori, kad čia būtų daugiau parašų, tai jūs galite ne tik patys pasirašyti, bet ir pasidalinkite per savo socialinius tinklus. Na ir eikime prie straipsnio. Straipsnis LRT, kuris buvo, mane kalbino truputėlį anksčiau, bet parašytas ir publikuotas buvo gegužės 11 dieną. Žurnalistas Vilius Narkūnas. Na ir peticijas, toliau tas pavadinimas straipsnio yra toks. Peticija mažinti biudžetą gynybai sukėlė aistras dvitaškis, atkartojama Rusijos propagandos žinia. Na tai be abejo, kaip visada, jeigu yra kokia nors mintis prieš kokį ginklavimas, jeigu yra mintis už taiką, jeigu yra mintis už tai, kad pinigus reikia skirti žmonėms, kad žmonės geriau gyventų, tai be abejo yra Rusijos propagandos žinia. Čia klaustuką aišku uždėjo, bet visame tame straipsnėje bandys įrodyti, kad aš esu kažkoks, galbūt pas to nesuprasdamas, Maskvos projektas. Taip, skaitau. Internete balandį atsirado peticija, raginanti skirti mažesnį finansavimą gynybai. Peticijos autorius argumentuoja, jog didelės sumos gynybai esą jokios vertės neprideda. Tačiau LRT.lt kalbinti ekspertai įsitikinę, nors tokia retorika atitinka Rusijos naratyvus, demokratinė visuomenė visi turi teisę savo nuomonę. Ačiū, kad leidžiate. Visgi kyla klausimas, ar nedraugiškų valstybių propagandos atkartojimas yra sąmoningas veiksmas ar nuoširdus įtikėjimas savo nuomonę. Na, čia jie aptarinės toliau. Pradžių mane pakalbina, aišku, kažkiek iškraipė yra, bet iš bėdos pusę velnio dar pasakė. Peticiją inicijavo save visuomeninku vadinantis Marius Jonaitis. Čia labai irgi jokinga tokia situacija. Jis, kai baigė interviuoti mane, klausė, kaip mane įvardins, sako, aš man jokio skirtumo, mane gali įvardinti žmogum tiesiog, Marium Jonaičiu, gali įvardinti piliečių, gali įvardinti liaudį žurnalistų, gali ir visuomeninku, jeigu nori. Na, tai tam tiko iš visų tų visuomeninkas ir jis nusprendė taip mane įvardinti. Tai yra ne tai, kad aš reikalavau, ar aš norėjau, kad mane visuomeninku įvardintų, nes aš savęs nelaikau jokių visuomeninkų, esu tiesiog žmogus ir tiek. Bet dar svarbiausia tas save visuomeninku vadinantis. Tai prasme, kad aš pas save nusprendžiau, pas save laikau kažkuo tokių. Čia irgi vėl tam tikras nuomonės formavimas yra rodo iš karto neigiamą nuostatą mano atžvilgiu. Toliau. Aprašyme teigiama, kad pastaraisiais metais stebime drastišką krašto apsaugos ministerijos, toliau kam biudžeto augimą. Čia jis mane cituoja. Teigiama, kad dar
2015 metais biudžetas sudarė 425 milijonų eurų, o šįmet jis siekia 2 milijardus 92 milijonus eurų, tą patvirtina ir kam statistika. Tai yra normalu, tai negi aš į peticiją dėsiu klaidingą informaciją. Aišku, aš ją patikrinau daug kartų ir tikrai dedu tas, kas yra jau vieša ir tikrai patvirtinta. Autorius teigia, kad pinigai jokios ilgalaikės vertės nesukuria. Savo argumentui pagrįsti M. Jonaitis referuoja į tarpukario Lietuvą, kuris skirdavo gynybai milžiniškas lėšas, tačiau vis tiek kapituliavo. Peticiją iki gegužės 10-osios pasirašė 1922 žmonės. Dabar truputėlį nedaug, bet nuo to laiko praktiškai peticija sustojo. Taip. Taip aš dar irgi argumentuoju, kad Smetonos laikotarpį Lietuvoje irgi tenais trečdalis biudžetų, dar netgi daugiau negu dabar keliaudavo irgi tai vadinamai gynybai, karininkų algos išpūstos buvo, jiems tikrai geros sąlygos, daug tų generolų kaip ir dabar buvo, visi krūtinėlė mušėsi kaip jie gins tėviškėlę, bet kai atėjo laikas ginti, pasirodo, jie nieko to ir nedarė. Dalis pabėgo į vakarus, dalis buvo suimti ir nukentėjo, o dalis iš tikrųjų netgi perėjo ir veikė Raudonosios armijos gretose. Kai darysiu kada nors dokumentinį filmą apie 16 diviziją, tai aš ten įvardinta buvo kokie 5 karininkai, kurie iš tikrųjų buvo tai irgi toje smetoniniai kariuomeniai, bet po to puikiai padarė karjerą tarybinėje armijoje. Tai kaip sakoma, žinai, čia tie pinigai, tiesiog buvo veltui išmesti pinigai, ta visa ginkluotė tarpukario Lietuvos atiteko Raudonai armijai ir tiek. Bet to, kad iš tikrųjų tos lėšas būtų panaudoję tikrai mažinti gyventojų mirtingumą, nes didelis vaikų mirtingumas tarpukaryje buvo, švietimui, socialiniam reikmėm ir tada būtų visuomenė tikrai normaliai vyšiusi. Nebūtų tokia suskaldyta, kaip jinai buvo tada ir dabartinė visuomenė irgi gyventų daug geriau negu dabar kiek 2 milijardus, kaip ir aš minėjau anksčiau, 2 milijardai dabar eurų yra kam biudžetas, o pusė jo sumos beveik, 45%, beveik milijardas, iškeliauja pirkimus į užsienį. Tai jie net viduje nepanaudojami tie pinigai į užsienį, tiesiog iškeliauja. Toliau. Nors peticija taikosi į kam finansus, lėšų gynybai klausimas pastaruoju metu gan dažnai atsiduria dėmesio centre. LRT prieš 2 mėnesius publikavo straipsnį, kuriame teigiama, kad tik 40% gyventojų pritartų naujam gynybos mokesčiui. O ir politikai tarpusavy iki šiol nesutarė, kas būtų tas galutinis šaltinis, kuris tokias lėšas į biudžetą suneštų. Šiaip net keista, kad 40% žmonių, kaip jie teigia, pritarė vis dėlto tokiam naujiems mokesčiams, naujam gynybos vadinamam biudžetui, tai tik rodo, kad žmonės iš tikrųjų stipriai nesiorientuoja situacijoje. Čia aišku ekraniuose įsidėtas ta peticija, taip toliau. Peticijos autorius. Aš čia stoviu vienas. Taip LRT.lt komentavo peticijos autorius Marius Jonaitis, ši iniciatyva kilo dėl 2 priežasčių. Pirmoji įsitikinęs, kad gynyba ir apsauga nuo grėsmių slypi ne piniguose, o tokių sričių kaip švietimo, kultūros ir sveikatos sektoriaus finansavime. Antroji priežastis neva noras pamatyti, kaip žmonės reaguoja į tokius jautrius klausimus, ypač kai viešajame naratyve. Aš nelabai mėgstu to žodžio naratyvas, labiau tiktų pasakojimas, bet tiek to vyrauja viena nuomonė. Marius Jonaitis taip pat palygino prieš kurį laiką paskelbtą akciją pasirašyk už 4% gynybai ir savo iniciatyvą teigdamas, kad jėgos šiuo atveju yra nelygios. Taip pat buvo susidurta su problema, kad peticijos.lt neva pusę to laiko buvo išjungusi Mariaus Jonaičio peticiją. Čia neva, aš iš tikrųjų buvo išjunginėjęs ir aš buvau irgi tame vaizdo įraše įrodęs su visom ekraniuose, su surašinėjimais ir taip toliau. Tai buvo realus faktas, tai tikrai būtų išjunginėjimo ta peticija. Kad sąlygos nelygos su pravaldiška 4% gynyba, tai irgi be abejo visi tą suprantame. Nėra reklaminių skydelių, kad pasirašyk už antikarinę peticiją, nes tiesiog pinigų tam nėra. Ir be abejo už to nestojo stambus kapitalas, nestojo kažkokios partijos, čia stoviu aš ir pavieni žmonės, kurie, kiek gali prisidėti ir viskas. O kad noriu pamatyti, kai žmonės reaguoja tam tikrus klausimus, tai taip, aš iš to irgi darau tam tikrą eksperimentą, esmė ne vien surinktas parašų skaičius, net iš tikrųjų, kad ir kiek bus surinkta, tai vis tiek bus gautas tam tikras rezultatas, man įdomu žiūrėti, kaip visuomenė reaguoja ir matyti tam tikras isteriškas reakcijas. Aš tokia, kaip sakoma, su tokius veiktukų pabiškit badau ir žiūriu, kas iš to gausis. Taip, toliau ir čia argumentas, kad gynyba ir apsauga nuo grėsmių slypi ne piniguose, o tokius sričių kaip švietimo, kultūros ir sveikatos sektorių finansavime. Be abejo, aš galvoju, kad iš tikrųjų stipri visuomenė yra ta, kuri dalyvauja savo šalies valdyme, kuri naudojasi bendrai surinktų mokesčių pagalba, surinktų biudžetų. Ir tokia visuomenė, kuri tikrai žino, kad toj šalyje yra gera gyventi, natūraliai jinai norės ir ginti tokią šalį. Kai tu išspręsi tas einamasias visas problemos, tada natūraliai visa visuomenė bus patenkinta jų kūriama, jiems visiems priklausančia jų visų kūriama valstybė, todėl natūraliai tada bus galima palengva ginkluotis, jeigu bus toks poreikis.
Bet kai visuomenė yra stipriai suskaldyta, kai visuomenė, didžioji dalis visuomenės praktiškai niekaip negali dalyvauti visuomeninėme gyvenime, jiems trūksta, negali žmonės prieiti prie gydytojus, nes tiesiog sunku patekti, po 3 ir 4 mėnesius laukia, kad galėtų tiesiog elementariai nueiti pas daktarą, tai be abejo, tai kur tokia visuomenė norės ginti tokią valstybę. Tai kas iš to, tu gali kiek nori tų geležių prisipirkti, vis tiek nieko gero iš to nebus. Taip, toliau. Tarkime, tų 4% peticijos reklamos stovi visur, kadangi stambus kapitalas jų galimybės reklamuos yra didesnis, o aš stovi vienas, tikino Marius Jonaitis. Čia įdėtavo ten, būtent iniciatyvos 4% stovi susitikus Seimo pirmininkėm, tai be abejo, jie šypsosi, visi patenkinti, visi, kaip sakoma, muša į tą pačią rankelę. Be abejo, pas mane tokių galimybių nėra, tą peticiją taip reprezentatyviai, kaip sakoma, pristatyti. Peticija iš tiesų sukėlė audras komentarų skiltyje. Vieni išreiškė palaikymą iniciatyvai, kiti piktinos ir lygino Mariaus Jonaičio idėją su Rusijai palankiai skambačių naratyvų. Čia beje nemažai gramatinių klaidų tame tekste. Pas Marius Jonaitis tikina, kad tai yra natūralu. Tai be abejo natūralu, vieni yra provaldiškai prisigaudytos provaldiškos propagandos, todėl jie ir palaiko, ir todėl viskas, kas neįtelpa jų mąstymo rėmus, tai be abejo yra priešiška ir būtinai iš Rusijos yra atkeliavę. Tai šį nieko naujo, aš to ir tikėjausi, manęs nestebina tos reakcijos, tai yra reakcijos tokios, kokie aš ir tikėjausi iš tikrųjų. Toliau čia man cituoja mano pasakymą. Toje pačioje Rusijoje žmonės, kurie pasisako prieš karinę retoriką, už karinių biudžeto mažinimą, lygiai taip pat yra įvardinami tik kitais žodžiais. Bet vis tiek kaip priešai, tiek užsienio agentai, vakarų įtakos agentai. Jokingiausia tai, kad Lietuvoje deklaruojama, jog nenorima būti kaip Rusija, bet daugeliu atveju žmonės savo retoriką atrodo, jog nori būti kaip Rusijoje. Jeigu šalis yra demokratinė, piliečiai suneša, sumoka savo mokesčius, kas nueina į biudžetą, tai jie turi teisę žinoti, kaip tas biudžetas skirstomas, o laimės dauguma kaip nuspręs, taip nuspręs, įsitikinęs pašnekovas. Tai to pačiai Rusija irgi, jeigu tu kritikuosi jau karinės pajėgas, tu gali gauti irgi teistumą, tu gali gauti didelių problemų. Tai taip, Rusija yra karo stovyje ir jie elgiasi pagal tam tikrus karinius standartus. Ir nors Lietuva kritikuoja tą Rusiją, bet iš tikrųjų daugelis įstatymų yra kopijuojami, dar aišku iki to nenukeliavo, bet link to sėkmingai keliauja. Paminėjęs, kad Rusijoje režimas yra daug griežtesnis ir pasiekmes oponentos yra daug baisesnis, Marius Jonaitis tvirtino, kad Lietuva jau pakeliui į tokį valdymo būdą. Mes turime irgi porą politinių kalinių, kurie sėdi kalėjimuose. Tikriausiai žinote, kurie jau dėstė jis. Tai taip, mes turime porą politinių kalinių, daugiau iš tikrųjų. Tai ne tik Paleckis, Kandrotas, bet yra ir dar keli, dabar aš pavardžių tiksliai neatsimenu, bet tikrai yra dėl tų sausio 13 susijusių. Dar vienas yra žmogus, kuris organizuodavo Antrojo pasaulinio karo laikų atminimą, veteranų kažkokios susibūrimas, aš tai pavardė dabar yra užstrigusi, bet yra tikrai ne vienas politinis kalinys Lietuvoje. Tai čia kai pradeda baksnuoti Rusiją, tai labai jaukinga atrodo, iš tikrųjų. Toliau, Marius Jonaitis patvirtino, kad pastebė Lietuvos visuomenė ir itin susiskaldžiusi. Kiekvienas susidarome savus burbulus. Vieni susirenka pagal vieną požiūrį, kiti pagal kitą, čia vėl klaida yra. Ir tada skirtingi burbulai tarpusavėje nesusikalba. Tas susiskaldimas yra, jis aštrėja ir manau jis daromas tyčia, nes valstybinės struktūros turėdamas tam tikrą galę galėtų švelninti tos skirtumus. Bet jos aštrina tos skirtumus, kalbėjo Marius Jonaitis. Tai aš taip įsitikinęs, kad iš tikrųjų visuomenė yra tyčia yra skaldoma. Čia ne vien Lietuvoje, čia visame pasaulyje ta tendencija per identiteto politiką, per sukeltus dirbtinius konfliktus dažnai, tam, kad iš tikrųjų visuomenė nuolat tarpusai pjautųsi, tada tokia visuomenė niekaip negali susitelkti ir tuo parazitų sėdinčių valdžioje įveikti. Čia yra klasikinė taktika skaldyk ir valdyk. Pašnekovas akcentavo, kad užuot stiprinus gynybos pajėgumus, geriau stiprinti švietimo, kultūrą ir sveikatos sektorių. Jo argumentas sukos apie tai, kad visuomenė norės ginti tik tuo atveju, jeigu pinigai bus paskirti šias sritis. Nes ne tik, kad paskirti šias sritis, bet tai, kad visuomenė tikrai gaus realią naudą iš buvimo tokioje valstybėje. O jeigu visuomenė gauna naudą iš buvimo tokioje valstybėje, jinai jos tenkina, tada jie natūraliai jie norės ginti. Net jeigu tu fiziškai ginklų nepajėgsi apginti, net jeigu tave, tarkim, okupuoja kažkas, tavo yra didelė, kaip sakoma, tautinė ta savimonė, nes tai yra švietimas stiprus, kultūra stipri, tai tavo jokios okupacijos nėra baisios, tu atlaikysi tas okupacijas ir po kiek laiko tu galėsi vėl ir vėl atkurti tą nepriklausomybę. Turėtume ne 2, o 3, 4, 5, kiek reikia, tiek turėtume tų nepriklausomybės atkūrimo datų, nes ta visuomenės dalis, kuri jaučiasi kultūriškai pranašesnė už kitą, jai tiesiog tos okupacijos nėra baisios. Tai patys kinai niekada nebijojo, tai patys žydai, kai įsilaikė kiek be valstybės būdami ir išlaikė savo tą nacionalinę tapatybę. Tai kaip sakoma, iš tikrųjų čia netame esmė. Čia komentaruose įdėjo.
Tarpukario Lietuva, dabar jau kalbinu kitus ekspertus, jų buvo 2, aš buvau 1, jų buvo 2, be abejo, jų paėmė daugiau tam, kad mane tipo sutrintų į miltus. Na čia jie stengiasi mane dekonstruoti visai. Tarpukario Lietuva nelygų dabartiniai Lietuvai. Karo akademijos docentas daktaras Viktoras Denisenko, kokie garbūs žmonės čia mane komentuoja, LRT.lt komentavo, jog analizuoti tokius atvejus visada yra sudėtinga. Demokratinė visuomenė leidžia reikšti įvairias nuomonės, net į tą retoriką sutampa su Rusijos režimo naratyvais. Ačiū, kokiu jūs geri leidžiate reikšti savo nuomonę. Aš uždarysiu langą, nes ten kažkas pradėjo gręžti ir problema biški čia gaunasi. Taip, labai triukšmas gaunasi išorinis. Taip, žmonės turi teisę į savo nuomonę, bet kad iš Rusijos propagandos pusės tokie naratyvai naudojami, taip, šiuo atveju mes galime sakyti, kad yra tam tikras sutapimas. Ar jis yra sąmoningas ar ne? Čia jau kitas klausimas, kalbėjo Denisenko. Nu čia vėlgi svarsto, ar čia aš esu sąmoningas propagandistas, ar aš tiesiog nesąmoningas, naudingas idiotas. Čia taip mandagiai bando įvelti. Tačiau Denisenko įžvelgia ir manipulacijos bruožų. Jis kritikuoja peticijoje prašytą tarpukario Lietuvos pavyzdį, pasak eksperto moderni Lietuva nelygi tuometiniai Lietuvai. Juolab, kad tuo metu Lietuva veikia kaip autoritarinė valstybė. Čia yra biški nesąmonė. Taip, jinai 26-40 metais buvo autoritarinė valstybė, buvo Smetonas, Seimas praktiškai nefigūravo valdyme, bet pamirškime, kad nuo tų 20 metų iki 40 metų, tuo pačiu ir prie Stulginskio Lietuvoje veikė karinė padėtis, irgi ta kariuomenė buvo didelis jos vaidmuo, tik tai prie Griniaus trumpame laikotarpį, pusmetį buvo atšaukta ta karinė padėtis ir buvo mažinami atlyginimai tiek generolams, karininkams, buvo mažinamas tos bažnyčios vaidmuo, bet ne veltui dėl to ir buvo nuverstas, dėl to įvyko perversmas ir vėl grįžo tie patys, kurie vėlgi naudoja tą pačią dainelę. Tai, kaip sakoma, ginklavosi, ruošėsi karui, bet kai atėjo laikas kariauti, nekariavo. Tai ne vien tik tai, čia gradai ta tarpukario Lietuva tinka ne vien tik Smetonmetis, bet tinka apskritai iš principo, jos pats valdymo principas buvo. O tai, kad Lietuva nevatė dabar yra demokratinė, tai irgi yra pasakėlės naivuoliams. Toliau. Sprendimas nesipriešinti buvo susijęs su labai svarbiu istoriniu faktu. Lietuva tuo metu buvo suspauta tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos. Tai vėlgi tas pasipriešinimas iš tikrųjų galbūt būtų lengvai sužlugdytas, nes niekas mums nepadėtų. Šiandien mes turime visiškai kitokią situaciją. Šiandien mes esame ko gero pačių galingiausių gynybinio alijanso dalis, esame dalis NATO, mes turime sąjungininkus ir vėlgi mano požiūriu bandyti lyginti tas situacijas, panaudoti tos argumentus mažiausiai yra manipuliatyvu, sakė jis. Žiūrėkit, jis paėmė visiškai kito kampo. Aš kalbu apie būtent gynybos biudžetą ir jo finansavimą. Tai, kad tiek tarpukario Lietuvos, tiek ir dabar tas finansavimas yra beprotiškai didelis ir dabar turi dar tendenciją dar labiau augti. Ir kad iš tikrųjų visuomenės nepadaro stipresnės. Nepriklausomai nuo to, ar tu ten eisi į tą karą ar neisi į karą, bet esmės dalykas, kad tu jeigu 20 metų skirsi beprotiškus pinigus vien gelžgaliui, kuris, sensta, dėvės, jeigu jo nenaudojas, yra tiesiog bereikalinga investicija, tai tu nenufinansuosi kažko kito. Nes, ta prasme, biudžetas nėra guminis. Jeigu paimi ten vienas rytį stipriai išpūtė, reiškia nukenčia kitos rytis. O kitas kalbant, net jeigu dabar šneka, kad mes esame NATO, kas mums iš to, kad mes esame NATO, jeigu šitą teritoriją, tarkim, įvyktų karinis atvejis ir būtų sudaužyta ir po to ateitų NATO pajėgos. Mūsų nuo to geriau nuo to nebūtų. Iš tikrųjų, gyvi mes vis tiek nebūtume. Bet vėlgi, jisai paverčia visiškai kitų. Aš nešneku dabar apie sąjungininkus, aš lyginu tiesiog dvi situacijas. Dvi Lietuvos, tai yra tarpukario Lietuva ir dabartinė Lietuva. Daugelį atvejų yra lyginama. Tai aš būtent tą paėmiau ir palyginau. Čia ne dėl to, kad dabar kažkas būtinai vyks karas, bet apie tai, kad kaip naudojami biudžetiniai pinigai. Kalbėdamas apie retoriką dėl didesnio švietimo, kultūros ir sveikatos apsaugos finansavimo, Denisenko pabrėžė, kad šios rytis nesikerta su nacionaliniu saugumu, kadangi valstybės valdymas yra kompleksinis. Kaip tai nesikerta, ta prasme. Jeigu tu skiri pinigus pagrindėjai gynybai, tai reiškia, tu mažiau skirsi kažkam kitam, o tai vienas iš tų sričių yra būtent kultūra. Nes kaip biudžetas neguminis, tu negali iš kažkur naujai pinigų ištraukti, kažkur kažko nedadėsi. Bet aš asmeniškai galėčiau pasakyti, kad jeigu mes prarasime valstybingumą, ta visa mūsų socialinė sfera, investicijos nežinia ar atsipirs ir kas turės iš tos naudos, akcentavo pašnekovas. Jeigu tu investuoji žmonės, tai visada atsipirks. Nepriklausomai nuo to, kokia vėliavytė ten plasnos, vis tiek tai atsipirks. Kitas dalykas, mes nežinome, ar mes tikrai kariausim ir nežinome, kad tikrai bus karas. Tai yra spėjimas. Taip, čia gali ten didelė tikimybė, maža tikimybė, bet iš principo mes to nežinome. Gal mes Lietuvoje karo nebus dar kokį 100 metų.
Bet jeigu tu 100 metų nuolat kiši pinigus į tą gynybos biudžetą, bet neskirsi investicijoms į tą, tarkim, demografinę politiką, švietimą, į kultūrą, mes tiesiog prarasim žmonės, mažiau žmonių gims, mažiau žmonių turėsim raštingų, daugiau žmonių emigruos ir mes tiesiog iš vidaus save silpninsime. Kas iš to, kad mes įskirsime daug pinigų tiems gelžgaliams? Esmė yra žmonės. Jie to nesupranta niekad, nes, jis aišku, jų taip ir negali kalbėti, nes jis į karo akademiją dėstytojas yra. Ir jeigu jis kitaip kalbės, jis tiesiog tenais nedirbs. Bendrai kalbant, gynybos temos yra jautrus ir jas lengva supriešinti. Tačiau, sakė Denisenko, reikia suprasti ir tai, kad daugeliui Lietuvos gyventojų pavojus nacionaliniam saugumui yra abstraktus. Matai, ne tai, kad abstraktus, visi tiesiog skirtingai mato tą saugumą. Skirtingai įsivaizduoja. Vieni mato tik grėsmę Rusijoje, aš matau grėsmės daugelį kitų sričių. Kol mūsų neužpuolė, daugelį atrodo, kad tai nėra aktualus iššūkis, o socialinė sfera, sveikatos sfera, švietimo sfera, tikrai nemažai dalį žmonių yra aktuali ir jautri tema. Suprantama, kad tai bandoma išnaudoti, teigia Denisenko. Na, šis teigia, kad aš bandau išnaudoti būtent šitas sritis. Aš ne tai, kad sritis aš stengiuosi, ne tai, kad kažkokį panaudoti čia kaip temą, aš tiesiog bandau atkreipti dėmesį, kaip neadekvačiai viena sfera yra išpučiama, o kita paliekama savieigai. Toliau dar kitą politologą kalbino, politologas Ignas Kalpokas. Šiaip beje, aš sakiau, kad mane gali ir politologais įvardinti, nes šiaip aš esu irgi baigęs politikos mokslus, bet manęs neįvardino. Mane įvardino kaip save visuomenininkų vadinantis. Na tai vėlgi čia rodo, kaip iš tikrųjų požiūris į mano kuklę asmenybę yra šitame portale. Politologas Ignas Kalpokas LRT.lt komentavo, kad tam tikra visuomenės dalis palaiko tokias idėjas, juolab, kad ir prezidentų rinkimų maratone yra kandidatų kalbančių apie tai. Na čia apie Vaitkų turėjau omenyje. Aišku, kada tas burbulas gauna progą susikoncentruoti, tai susidaro tas masės pojūtis, socialinės medijos mes tą dažnai matome, bet taip pat matyti, kad turi kažkiek palaikymo šitos idėjos. Politologo vertinimų didžioji visuomenės dalis yra kažkur per vidurį arba prieštaraujantis patys savo. Viena vertus tarsi ir palaiko idėją dėl gynybos stiprinimo ir didesnio investavimo, tačiau nenori prisidėti prie to savo mokesčiais. Tai yra normalu, nes žmonės nori, kad jų mokesčiai nukeliautų kažkam konstruktyviam, kas gerintų jų gyvenimą. Bet tai nereiškia, kad taip mąstantys žmonės sąmoningai skleidžia Rusijos propagandą. Anot Kalpoko, jie nuoširdžiai gali būti įtikėję to, ką sako. Matote, aš visą kur mes gali būti nesąmoningi net. Dezinformacija studijose yra toks terminas dalyvaujamoji propaganda, kur žmonės iš labai autentiškų paskatų, dėl to, kad jiems rūpi, dalinasi to turiniu. Ne todėl, kad yra kažkokia trolė ar dar kas nors, bet čia aišku yra tam tikras saugumo klausimas, nes tie žmonės gali turėti labai nuoširdžias paskatas, bet tai, kad buvo tinkamos sąlygos jiems įtikėti šiais pasakojimais, irgi neprisideda prie mūsų visuomenės saugumo. Tik tiek, kad jeigu tai yra žmogaus nuoširdžios pažiūros ir jeigu jos neperžengia įstatymų, nelabai kas su jomis čia ir galima padaryti, tvirtino politologas. Dialogas su šia grupė žmonių vargu ar įmanomas. Įsivaizduojate, jeigu žmogus nori, kad kitaip būtų mokesčiai skirstomi, tai reiškia dialogas jais yra neįmanomas ir jie yra kažkokia potencialiai grėsmė, bet ką su jais padarys, jie neperžengia įstatymų. Atkreipkite dėmesį, kad visi tie dvaro politologai mus žiūri kaip kažkokias bandomasias žiūrkės, mus analizuoja, galvoja, kas su mumis daryti, nes kaip ir nieko, kaip ir drastiško negali daryti, bet kažką daryti juk reikia, ne? Taip, teigiat Kalpokas, nes kartais žmonės yra pernelyg nutolę vienas nuo kito. Tačiau ir marginalizuoti juos, atriboti nuo likusios visuomenės, gali paskatinti jos toliau radikalizuotis. Visiškai nurašyti, kad jie yra kažkokie antrarūšiai piliečiai, nėra gera strategija, nes tada jie tik dar labiau pasineria į sąmokslo teorijas, į priešišką propagandą, kadangi ten atranda kažkokią prasmę, ko nemato toje visuomenėje, kurioje mes gyvename, kalbėjo jis. Ir čia taip ir baigėsi. Tai be abejo, jeigu žmonės negali dalyvauti savo šalies valdymo, tai jie nemato prasmės prisijungti prie provaldiškos propagandos. Nes kam? Ta prasme, jie yra visiškai šneka priešingus dalykus, negu mes norime girdėti, jie gyvena savam burbulė, mes gyvename savam burbulė. Ir dėl to mūsų iš tikrųjų tas tarpas vis didėja ir didėja. Galima pasakyti tiek, kad mūsų taip mąstančių žmonių kaip mes irgi palengva daugėja. Nes daugiau žmonių tampa marginalizuoti šitoje sistemoje, jie negali niekaip dalyvauti, realizuotis ir jie mato tos keliagūbų standartus, todėl natūralu, kad žmonės visiškai pradeda nebetikėti provaldišką mediją. Tai va, tokia yra bendra žinia. Apžvelgiu šitą straipsniuką, kas norite, gali paskaityti, bus įdėtas pirmą komentarą, kaip ir šita peticija, kurią galite pasirašyti. Juokingiausia taip, kad iš tikrųjų apie šitą peticiją be mano kanalo yra minėję ekspertai EU, padarė publikaciją, buvo ir pareklamavę, ir LRT.
Daugiau niekas, jokios opozicijos televizijos, jokie opoziciniai tinklapiai, niekas apie šitą peticiją visiškai nieko nekalba, kalbėjo tik tai ekspertai EU ir LRT. Na, LRT, aišku, iš tos pusės, kad mane nevatai demaskuotų, ten parodytų, kad aš kažkoks nevatai kliedintis visuomininkas, bet aš nežinau, ar jiems tai labai pavyko, tiesiog aš išsakiau savo požiūrį, jie sakė savo požiūrį ir mes likome prie savo požiūrių. O tie, kurie manote, kad iš tikrųjų tikrai reikėtų tą krašto apsaugos ministerijos biudžetą ne tik, kad nedidinti, bet net ir mažinti, pasirašykite šitą peticiją, prisijunkit prie jos platinimo ir reklamavimo. Na ir bendrom jėgom stenkimės pasiekti kiek įmanoma geresnį rezultatą, turim laiko iki šių metų galo. Tai va, draugai, tokia bendra informacija, rašykit komentaruose, jeigu yra kokių klausimų. Kam patinka vaizdo šis įrašas, paspauskite patiktukus, pasidalinkite, tapkite prenumeratoriais. Nu, jeigu kas tikrai nori prisidėti per liaudės žurnalistikos, galite per Patreono sistemą arba per YouTube sistemą tapti rėmėjai. Keli eurai. Per mėnesį šiai nėra kažkokia didelė suma, bet jei didesnis kiekis žmonių prie to prisijungia, tai gaunasi pakankamai nebloga paspirtis. Ačiū draugai, kad esate ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose. Iki.